Didždvario žinios. Sveiki, čia Lukas. Šiandien jums pranešiu Didždvario žinias. Organizacija Gelbėkit vaikus kviečia aukoti vaikams, nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo ir tsunamio Japonijoje. Tai padaryti galite siųsdami trumpasias žinutes. 1416 auka 2 litai. 1417 auka 5 litai. Aukoti galima iki balandžio 14 dienos. Jau atėjo metas atskleisti savo talentus Didždvario scenoje. Šokėjai, dainininkai, muzikantai, dailininkai, fotografai. Kviečiame visus kovo 23-25 dienomis pradžiuginti didždvariečius savo talentais. Registruokitės iki kovo 21 dienos pas Daivą Trijonienę arba paštu daivatr@dg.su.lt. Vytauto Didžiojo universitetas primena, jog nemokamos konsultacijos abiturientams sėkmingai tęsiasi. Kviečiame mokinius apsilankyti šiuose konsultacijose ir sėkmingai kartu su šaunia dėstytojų komanda pasiruošti egzaminams. Daugiau informacijos www.dg.su.lt. Sveikiname TB1 mokinius Luką Dambrauską, Dovydą Klapatauską ir Karolį Meką. Šiaulių miesto 3 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje užėmusius atitinkamai 1, 2 ir 3 vietas. Visi vaikinai atstovavo Šiaulių miestui Respublikinėje olimpiadoje. Vaikinų mokytoja Tatjana Svetkina. Sveikiname Rasą Goštautaitę, patekusią į šalies filosofijos olimpiados 2 turą. Kviečiame moksleivius dalyvauti KTU informatikos fakulteto organizuojamuose konkursuose IT galvosukai ir kaip atrodo informikas. Ir laimėti puikus prizus – nešiojimą į kompiuterį arba planšetę. Nuo dabar pasiklausykime interviu su Lietuvos švietimo viceministru Vaidu Baciu. Kas pastumėjo universitete mokytis istoriją? Aš visuomet galvojau mokykloje dirbti ir pastumėjo, nes aš ir įstojau į pedagoginį institutą, aš iškart į mokytojų įstojau. Kokios disciplinos mokykloje sekėsi geriausiai? Logiška istorija, geografija ir geometrija. Ką manote apie šiuolaikinį jaunimą, kuo jis skiriasi nuo jūsų laikų jaunimo? Aš manau, kad mažai kuo skiriasi. Jis yra truputį išmanantis kitus dalykus, truputį, bet toks pat žingeidus, toks pat empatiškas, toks pat iniciatyvus ir panašiai. Jaunimas labai per visą istoriją mažai kuo skiriasi. Ar pasikeitė jūsų Lietuvos švietimo vertinimas tapus švietimo viceministru? Tikrai ne, visiškai nepasikeitė. Kaip mąsčiau, taip ir mąstau.